Sveiki visi mano sekėjai. Jei jūs čia, tai reiškia, kad likimas jūsų pusėje. Žodžiu, aš esu kriptomilijonierius ir gyvenu Dubajuje. Kripto temoje esu jau oi kaip seniai. Aš valdau didelę įmonę, kuri užima lyderio pozicijas rinkoje. Ir mano geriausių specialistų komanda sukūrė neįtikėtiną produktą. Botą, kuris automatizuoja kripto uždarbio procesus. Sveiki visi, draugai. Ką tik pabudau su tiesiog puikia nuotaika. Padovanojau paneliai dovaną. O aš po truputį ruošiuosi ir skrisiu į biurą. Bet pirmiausia, turbūt norite sužinoti, kaip tiesiog gyvena kriptomilijonierius. Dirbu. Įsijunkit į šią gyvenimo ritmą ir praleiskit dieną naudingai. Ir būtų šaunu, jei jam labai reikėtų pinigų. Juk būtent tai dažniausia būna pagrindinė motyvacija. Na ką, žmogų radau. Ir mano nuostabai pakankamai greitai. Vienas mano sekėjas parašė. Jis atvykėlis, jau seniai gyvena Dubajuje, bet su darbu nesiseka. Su uždarbiu irgi. Pasirinko skolų ir dabar net grįžti namo negali. Žodžiu, ilgai negalvojau ir nusprendžiau padėti jam. Na ką sutikit, štai šis gražuolis, kuris dirbs mano pavaldume. Susipažinkit, Šarūnas. Sveiki visi. Šarūnas šiandien atvažiavo į biurą labai anksti, kad produktyviai padirbėtų. Kaip tau sekėsi? Ar yra ko pasigirti? Taip, mano rezultatai per pusę dienos 4300 eurų ir pats šokė, ir tai dar ne pabaiga. Bro, aš labai mėgstu vandens pramogas. Vakar paskambino draugai ir pasakė, kad turi naujų žaislų. Štai šitas. Ir šiandien noriu juos pagaliau išbandyti. Tu su manimi? Žinoma taip, ir su didžiausiu malonumu. Puiku, tada lekiam, pažiūrėsim, ką šitas žvėris sugeba. Lekiam. Po tokio adrenalino pliūpsnio visada norisi valgyti. Ir dar kaip norisi. Labas, Šarūnai. Labas. Gerai vakar pailsėjom? Jo, buvo labai smagu. Kaip sekėsi? Viskas puikiai, šiandien mano sąskaitai štai tokia suma. 5200 eurų? Nerealus rezultatas. Ir pasiklausykim, kaip sekėsi Šarūnui. Nemėgstu girtis, bet šiandien savo sąskaitą padidinau net 6000 eurų. Oho, tai tikra sėkmė. Pavyzdžiui, aptarinėjom Šarūno tolimesnės perspektyvas mano versle. Ačiū, kad tikė manimi. Taip, o juk reikia labai pasistengti, kad pelnytum mano pasitikėjimą, tau tai pavyko. O toliau viskas priklausys tik nuo jūsų. Manau, jūs nepraleisite tokios galimybės, nes aš nepraleidau. Beje, draugai, šiandien nusprendžiau surengti šaunų vakarėlį savo komandai. Jis vyks šį vakarą. Noriu, kad visi iškvėptų po tokio intensyvaus darbo dienų ir šiek tiek atsipalaiduotų. Manau, jie apsidžiaugs šią naujieną. Bro, man prireiks tavo pagalbos. Jokių problemų. Štai toks rykštingas nusiteikimas mums patinka.